švenčių, joms seninam didžiausi, puikiausi linkėjimai. Provytė, kaip žinote, prasideda su šventė. Programą taip mes einam rinkti žolytes, einam kukuliauti, norėjom pasirinkti dabar iki jonų visas žolės ir gydomųjų savybių. Snojam, kas turi geras kojas, galim eiti peivas. 9 lauks aplinkys. Aš duoju signalą. Kur pirms lauks, kur antras, kur trečias, tokį iš kiekvienų lauk po vienu žolį. Jums reikia. Pirms lauks ir susit... Du laukai, ne? Bėgiai. Bet jau. Antras lauks. Miškus ir klonius apgaubę sutemą. Ir utelio darželis, solėjo verda. Tas ir trečias lauks, a ne? Davai. Panašus į trečią lauką. Tas ir bus. Labai gerai asiukliai. Trečias lauks. Sidabražolė tam va. Tolsta nutilusios natos, vien šviesa.
latvių ir lietuvių dieve, prūsų galindų žemgalių kuronų kunigė, gūdų visų rasų didysis karaliau, kryvių kryvaitė ponė, Vyties vėliavų karvedį, visus armatų ginti valdovė. Tavęs nuolankiai prašom, apšveisk mūsų protus, daug išminties ir žinojimą. Šventoji amžino gnelė, šventasis vėjau iš tolimų žiūrių, šventasis ondau gyvybės šaltinį ir šventoji mano motina žemelė. Ateikit mums į pagalbą, padėkit mūsų žvejams ir artojams, padėkit apginti nuo nepritėlę apnekusių mūsų Žemaitijos kraštą. Didysis Dieve, atmink ir pagailėk savo tantaras smilkalus. Kūrėjo, prašome priimti mūsų rasų aukuro, ugnies gabijos galias ir brangiausią mūsų krašto baltiško auką gintarą per jas. Prašome atitolinti nuo mūsų kraštų gamtinės stichinės nelaimės, visas ligas ir visą tai, kas trukdo mūsų žemiškai kūrybai. Taip, tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Ačiū Jums labai už dienį. Nu? A jis to Jūsų širdelį jaus, prie ko sustoti, kam nusilenkti ir ką susirinkti. Ir mes šiandien kaip vaikščiojame, matot mano rankose kažkokį paprastą žolelį. Ir dar kartą noriu priminti, kad mums ir svarbia siūklis labai, silicio šaltinis. Ir kad mes to siūklį pilti eidami galim odą nusiplauti. Mūsų odos dažnai būna išbertos dėl to, kad mums trūks medžiagos silicio, o žolės tai ir labai turtinga tol. Aš su asiūkliu gelbėjusi, kai kaklas skauda ir balsas užkirs. Čia iš liaudės ir toks užrašyts iš senolių patariams,
Sušutinu į duršlioką, dedu į duršlioką surinktą jau žiemai sudžiovintą žolelę. Ir tie garai perėjant suminkštė, tada į drobelę ir dediesi kompresą ant kaklą, ant krūtinės. Labai greit atleidžia balsą. Tai va prisiminkit, kad galėtumėt giedoti, dainuoti, kada būn bėdelė, kad būtų geras balselis, va gera ir pagalba. Ypatingai, jeigu vaikam užpuol koks laringis, irgi va kompresiuką dėt sušutinai, o jeigu dar į tą vandenį įpilsi švento vandenuką, kur dabar susirinksim, tai į to vandenį šventą vandenuką įpili ir dar va turi keletą susirinkęs šventą dėjiną to žolelės, tu gali visą kupės pasišventyti. Nu, kada esat prie jūras, prisirinkite nuo jūros žolelės. Jūra irgi išmet labai gerą žolelės, čia yra puslenis, guveinis. Mūsų senasis kunigas Jurgis Pabrėža rinko, jis su vienuoliais vaikščiodavo, va šventojoj toj vietoje, šiandien vaikščiodama galvoju, jaučiu jo pėdą, čia turbūt jisai vaikščiojo. Jo, jisai parašė knygą. Jo, ir aš už tai šiandien daug basą vaikščiojau, galvoju, čia tikrai jisai vaikščios, atsiveždavo iš Kretingos vienuolius ir rugpjūtį, rugsėjo mėnesį ypatingai daug išmeta. Prisirinkit, išplaukit, išmirkykit, suriam vandenį, smėlis, tada nusės į dugną, reikia žolelės išplauti. Va, ir tada, jeigu dar per daug prisirinksit Jadvygai Balvočiutei, nuvežkit į mišinius įein, ypatingai hormoniniai veiklai sutrikus, gerina medžiagų apykaitai. Tas kės jau rūtelė.